mato, ką aš sakau, štai Aš tai nesu gerai pasakai. Bandysim gal tą mikrofoną kažkaip apsėti. Su vienu? Taigi, dabar vyks rašytojų fantastų diskusija. Pakalbėsime įvairiais klausimais. Temos bus gal ir apie fantastiką, ir apie tai, kaip rašyti, ką apskritai reiškia rašymas ir panašiai. Lietuvoje nėra šiaip daug fantastų rašytojų, ko gero didžiąją dalį jų matote čia. Yra mėginančių rašyti, tačiau profesionalių rašytojų nedaug. Kadangi šiaip Tolkienas pats sakė, kad apie rašytoją gali postringauti kiek nori, bet tik jis apie save kažką gali pasakyti, tai nežinau. Gal trumpai tam porą žodžių apie save kiekvienas, nes knygas skaitė galbūt, bet nežinom, kas kaip atrodo ir kas yra. Tai tiesiog 2-3 žodžiais pasakyti. Tai sveiki, aš Andrius Tapinas, esu parašęs 2 fantastikos knygas, tokias jau su kietais viršeliais ir vieną tokį jau apysaką su minkštais viršeliais, gerokai seniau, tokio parodinio žanro. O fantastikoje su judėjimu esu aktyviai pradėjau nuo 94 metų, tai jau prieš 22 metus. Dabar labai aktyviai nedalyvauju, bet stengiuosi bent jau sudalyvauti vienam ar kitam Lituanikone. Bet šiaip mūsų didysis aktyvumas buvo turbūt 93, 98, 99 metai. Sveiki, aš esu Justinas Žilinskas. Fantastinių knygų esu parašęs turbūt 3, tarkim 2 tikrai, o viena tokia ne visai aiški, tai yra Genomas 3000, Gugis Girgaukas ir žmonių draugas ir KGB vaikai. Fantastų judėjimą nuo kokių 98 tikriausiai, čia sunku jau ir net suskaičiuoti. Žodžiu, bet pikas būtent kažkada tada ir buvo. Labadiena, Neringa Vaitkutė. 6 knygos kietais viršeliais, pavadinimų neminėsiu. Labai ilgai, taip, 2 ciklai. Visas kietais viršeliais ir nuo kokių 93 metų su Fantastų klubu epizodiškai, laikas nuo laiko, prijaučianti visą gyvenimą, kai tik skaityti pradėjau. Sveiki, aš ką tik supratau, kad čia visiškai per klaidą atsidūriau. Kadangi, ta prasme, hardcoverio fantastikos, taip sakant, aš po šiai dienai neturiu, yra viena knyga į minkštais viršeliais, kuri išėjo prieš 13 metų. Taip kad, o fantastų judėjime irgi panašiai kaip Justinas, kaip Andrius nuo 94-95 metų ir pikas buvo irgi panašiai tada, kai buvom jauni ir gražus, dabar tik tai gražus. Tai aš irgi prisistatysiu tada. Aš Gabrielius Klimenka, kol kas rašytojas fantastas esu tik tais konkursuose dalyvaudamas, bet irgi esu išsileidęs vieną knygą apie paranormalius reiškinius, tai irgi tarsi prie fantastikos. Aš kažkaip įtariu, dabar mūsų diskusija gausis taip, kad siuntinėsi mikrofoną ratu, tai nežinau, kaip išspręsti tą klausimą. Aš tai turiu mikrofoną. Girdėjot, ką sakė? Gerai. Gerai. Taigi, gal pradėkime nuo to, kad apskritai, kodėl fantastika? Juk galima buvo rašyti knygas ir kitokiais žanrais, bet fantastika, nes daug kas vertina, kad tai nerimta, pasakai kažką, domiuosi fantastika. Tai sako, tai čia filmų žiūri. Bet esmė, kodėl fantastika? Kodėl pasirinkote kalbėti skaitytojai per fantastikos žanrą? Nes man čia patiko labiau. Tai buvo žanras, kuris skaičiau, kurio domėjausi, kuris patiko ir tokio vienareikšmiško atsakymo kodėl. Už ką kažką reikia, ar dar kažkas tokio. Taip ir čia. Ačiū labai jums. Čia priminė Forestą Gampą truputėlį, kai nutraukėm laidus, o ne pašnekėjusi. Aš jau buvau viską pasakęs. Aš visiškai pritariu kolegai, lygiai tas pats.
gyvenimas per trumpas, kad rašytum, kas tau nepatinka. Galima, aišku, pabandyti kartais ir po to ten blogo būna. Aš nenoriu, kad man būtų blogo. Pareiškimo iš darbo. Ne, aš nenoriu pareiškimo iš darbo. Tiesiog taip išėjo. Tai aš manau, kad turbūt labai keista klausti fantastikos žmonių, kurie yra nuo 20 keli metai, kodėl jūs rašot fantastiką. Iš principo, tai mano lygiai tas pats ir mano visos mėgstamiausios knygos, kurios yra ant mano staliuko, yra fantastinės. Aš esu visiškai prisiekęs fantasy fanas. Nors, ir čia turbūt buvo man įdomiausias iššūkis, nes aš sugebėjau atrasti žanrą, kurio Lietuvoje visiškai nebuvo ir pabandyti, kitas dalykas, pabandyti paversti į bestsellerių. Tai čia turbūt buvo toks dvigubas iššūkis, kuris man buvo ypatingai įdomus. Okay, gerai. Dabar fantastiką rašom fantastiką, bet nuo ko pradėjot, pavyzdžiui, skaityti galų gale fantastiką? Nes vis tiek rašytoja formuoja tai, ką jisai perskaitė anksčiau, iš dalies bent jau. Jo gyvenimiška patirtis, tai kokia pirmoji fantastinė knyga buvo, kuri užkabino ir fantastika tapo jūsų gyvenimo meilė? Blondinė. Pirma knyga, labai gerai atsimenu. Mes čia bendraučiame su šitais vadinys, o jie... O šita pati pirma knyga buvo Ateiviai Saturno žiede, Strugackio knygelė, kuri iš tikrųjų stažuotojai turėtų vadintis, ta prasme, bet lietuviai išvertė taip, kaip išvertė. O norėčiau paminėti visai kitą dalyką dar prie to pačio, kadangi tai buvo šokas, kuris mane truputėlį sukrėtė ir nuo kurio galbūt aš iš tikrųjų kažkiek daugiau pradėjau galvoti tiek apie rašymą, tiek kitaip iškai visą tai pažiūrėjau. Tai buvo toksai piratinis leidinys, fantastika ir detektyvai leistas laukiniais tais dar laikais, ta prasme 90-ųjų metų pradžioj. Ir ten praslydo pirmą kartą, ta prasme, Sapkovskio apsakymas vienas lietuviškai ir tada žartelėjau, va, jinai gali būti tokia fantastika. Tai va, šitas buvo pagrindinis kablius. Dėkuoju. Tolkieno Hobbitas. Man buvo 12 metų tada, ta knyga tik išėjo, atsirado mokyklos bibliotekoje, aš jos neturėjau savo asmeninės, pasiėmiau. Ir atsimenu, kaip tėvai manęs baubė, kad aš miegoti neįmu. Iš tikrųjų baubė, nes buvo vasaros, temdavo labai ilgai. Tai viskas, paskutinis puslapis ateina mama, o aš vis dar guliu ir jau pritemo tiek, kad raidžių beveik nematyti. Žodžiu, teko tą knygą atimti iš manęs. Tai buvo kažkas tokio. Tikrai man tuo momentu, kai buvo 12 metų, tai buvo kažkas tokio visiškai fantastiško. Neįsivaizdavau, kad tokių knygų būna. Tai užsikabinau ir visam gyvenimui užsikabinau. Dabar kartais perskaitau laikas nuo laiko. Tai prisiminti. Aš turiu, ačiū. Žodžiu, Tolkienistų vėl prisirinko, kiek suprantu. Man tai kažkuri iš Zenito serijos, aš dabar tiksliai negaliu identifikuoti, bet greičiausiai bus dvi. Pirmoji tai yra Michaelo Crichtono Andromedos štamas, man kažkaip visą laiką į mokslinę traukė. O kita buvo tokia nuotikinė, tai yra Franciso Karsako Eldorado liūtai. Mano pirmas dvi, turbūt, ką aš atsimenu, tai pirma buvo Alisos serija, Kiro Bulučiovo. Ir be abejo, Viešnia iš ateities, tai čia turbūt visi, aš kažkada pabandžiau pažiūrėti šitą serialą, jis yra visiškai nežiūrimas, nes jo neįmanoma žiūrėti, pradeda skaudėti viską, kai tu jį žiūri. Tai, bet matyt, čia yra mūsų jaunystės dienos. O be abejo, kaip ir sakė Neringa, kad Tolkieno Hobbitas, turbūt viena ryškiausių mano vaikystės knygų. Ir po to buvo toks nutikimas, aš atsiverčiau, žinot, kaip knygoje yra pabaigoje, ten būdavo ankstesnėse leidimuose. Pačioj paskutinis puslapis, ten yra 5 eilučių tokia kaip anotacija. Ir aš skaitau tą anotaciją ir ten yra paskutinis sakinys apie tolesnius veikėjų nuotykius skaitykite Žiedų valdovę. Ir aš galvoju, jėga, super. Ir nueinu į biblioteką, sakau, duokit man Žiedų valdovą, sako, neturim. Sakau, okei. Ir tada jau buvo, aišku, mano toks turbūt gyvenimo lūžis, kuris susijęs su Tolkienu yra. Mes kažką bendro turime, nes aš irgi nuo Kiro Bulučiovo pradėjau. Tai buvo Paskutinis karas, aš ją perskaičiau, atsimenu, man 12 metų buvo perskaičiau, užverčiau, atsiverčiau, iš naujo perskaičiau. Ir tada prasidėjo, aišku, Zenito serija ir panašiai. Aišku, neseniai perskaičiau tą knygą, jinai klaiki iš tikrųjų. Bet dabar toks klausimas, įdomus. Gerai, buvo fantastai rašytojai, kurie rašė tarybiniais laikais. Buvo visa serija knygų ten išėjus. Ir kuo skiriasi to meto fantastika, lietuviška fantastika ir dabartinė lietuviška fantastika?
Aš labai norėčiau perskaityti lietuvišką apysaką, kuri man paliko labai didelį įspūdį tuo metu. Ir pagalvoti, aš dabar jos neberandu ir aš nežinau, ar aš surasiu ją, bet gal jau pas ką nors yra išlikęs koks nors ten failas, skanuotas ar PDF-as, tai duokit, aš mielai paskaitysiu. Tai yra Banguolio Balaševičiaus Agentas ir robotas. Ar tai robotas ir agentas? Aš dabar neatsimenu. Robotas ir agentas. Ir ten buvo, vau, jie ten skrido kosminiu laivu ir lietuviškai viskas, ir lietuviai rašė, ir aš galvoju, vau, kaip gerai. Tai šitas dalykas. O mano turbūt vis dėlto net netarybiniai rašytojai man paliko didžiausią įspūdį, o tas momentas lūžio, kai 92 metais rusai pradėjo masiškai leisti fantastiką. Buvo tokia leidykla, kuriai aš turbūt būsiu dėkingas ir manau, kad daugumas mano bendramžių yra dėkingi ją iki Grabo lentos, tai yra Severas Zapad. Peterburgo leidykla, kuri varė visą geriausią fantastiką, kokia tik gali būti. Ir aš labai gerai atsimenu, kai aš mokiausi 9 vidurinėje, čia visai sąlyginai netoli, ir per gatvę buvo Kalvarijų turgus. Vienintelė vieta, kur buvo galima gauti Severą Zapadą. Ir aš buvau, ta prasme, visiškas adiktas tų dviejų pardavėjų, kurie atveždavo iš traukinių iš Peterburgo tas knygas. Ir jie mane nesviespo. Ir tu varai per pertrauką, ir tu griebi knygą, ir tada tu bėgi namo ir galvoji, aš turiu Niko Perumovo antrą dalį. Ir, ta prasme, mano gyvenimas susiklostė gerai. Sovietmečiu tai ta fantastika daugiausia ką leido iš vakarietiškos, tas labai gerai fiksuodavosi, nu nebent dar kokie ten fajetai, kieno jų buvo, Kazancevo, jo. Bet šiaip tai, kuo skiriasi, tai tuo, kad, vat, kaip Andrius sakė, iki Severo Zapado pasirodymo fantasy čia nebuvo iš esmės. Skaitėme Zenitą ir geriausiu atveju visų pasaulio tautų pasakas. Zenitą skaičiau kaip ir Justinas. Tėtis mano buvo Zenito leidyklos gerbėjas, susipirko visas knygas, kurių neturėjau, imdavau iš bibliotekos. Daugiau, dabar galvoju, Dėjimo efektą gal kokį skaičiau, bet labai skaičiau. Skaičiau Dėjimo efektą, man tada įspūdį labai didelį paliko, nes irgi buvo lietuvis, kaip faina. Taip, dabar pasitikslinsiu, ta prasme, nes man atrodo, kad biškai lankas nuklydom, tu būtent apie lietuvių klausimą. Taip, mane domina lietuvių. Supratau, tai ta prasme, man taip atrodo, kad tuometinė Norbutas, Paulauskas, Balaševičius, Šimkus, ne, ar kaip dar buvo. Nu, galų gale, ta prasme, ta prasme, tai buvo labiau, iš tikrųjų, Justinas teisingai pastebėjo, fantasy tada net nekvepėjo, tokio dalyko, taip sakant, mūsų nebuvo. Fantastikoje tarybiniai, sovietiniai, o ta visa fantastika buvo tokia labiau mokslinė klasikinė, ta prasme. O vat vėliau mes kažkada čia išdidžiai save buvom pradėję vadinti taip naująją bangą. Tai va, ta prasme, pusė tos bangos čia ir sėdi maždaug. Tai jinai truputėlį gyvesnė, mano supratimu. Jinai truputėlį labiau, nežinau, jinai man labiau patinka. Vieną labai trumpą mintį, aš čia prieš porą metų dariau tokį pranešimą astronomam ateiviai lietuviškoje fantastikoje. Ir visiškai, ir tuo tikslu nuvažiavau į Amkicą, tai yra VU ta didžiulė nauja biblioteka, ten yra beje Dorado klubo visa fantastinė biblioteka perkelta, ir paėmiau ir paskaičiau Paulausko Dorado, būtent tą pačią knygą. Žinokit, jinai, skirtingai nuo serialų, kaip Andrius sakė, kad Viešniai iš ateities nežiūrima arba Paskutinis karas yra neskaitomas, o Paulausko Dorado yra visiškai normaliai skaitoma, tikrai visai gera knyga. Tu buvai neskaitęs jos? Dorado? Pats kalbėjai, nieko lietuvių netravo. Gerai, jūs sakėt, kad fantasy nebuvo žanro. Nežinau, Hobbitas kada išėjo, kokiais 86 metais, 5. Taip, o kodėl nebuvo? Tarybiniais laikais apskritai fantastika, taip, jinai mokslinė buvo ir kitokios praktiškai nebuvo. Kodėl? Kodėl, kad fantastika turėjo kalbėti ateities šviesų žmogų, apie komunistą, kuris stato šviesų rytojų. O čia pasakas kažkokias sekti, tai tas Hobbitas buvo pozicionuojamas kaip vaikams knyga. Taip. Aš gal tik tai dar papildysiu, kad, pavyzdžiui, netgi buvo toksai vėlgi kitas serialas ar tai filmas, aš dabar neatsimenu, sovietinis Paaugliai visatoje, ir po to antra buvo dalis Andromedos kažkas. Andromedos upės, taip. Tai, čia labai aiškiai parodė, kad, reiškia, mes siekiame užkariauti kosmosą,
kad mūsų kosminiai laivai ten skraidytų, Barazdėt Balšoj teatrą ir tai buvo labai aiški linija, turbūt, kuri, aš manau, kad buvo labai turbūt vis tiek tie žmonės, kurie buvo atsakingi už literatūros plėtrą, šitų nesąmonių su ten hobitais ir ten elfais nereikėjo. Plius, nepamiršim, kad Tolkienas labai aiškiai pozicionavo Mordorą kaip, na, čia galima diskutuoti, aišku, labai ilgai, bet iš principo blogis iš rytų. Aš dabar kaip tik skaitau, lietuviškai buvo irgi išėjus tokia Gurevičius autorius, būtent Besėda naučinė fantastika. Gal skaitėt, lietuviškai pokalbį apie mokslinę fantastiką yra išėjus. Tai ten kaip tik apie tos tarybinius laikus rašo ir labai puikiai atspinda kaip tą. Čia apskritai tą knygą, ir aš skaitai ten, ką turi sakyti fantastika. Tai yra fantastika, turi kalbėti apie žmogaus didybę, protą. Tai tiesiog čia toks lyrinis nukrypimas į lankas. Gerai, dabar pereikim prie kitos temos. Aš vienu metu darydavau eksperimentą tokį. Susitinki tiesiog pažįstamą žmogų, kurį seniau matęs esi. Ir tai bendrauju, ir tarp kitko užduodi klausimą, sakai, na kaip kūryba sekasi dabar šiuo metu. Žinokit, labai nustebau, kad dažniausiai atsakymai buvo, šiuo metu jau neberašau, nebepaišau, o iš kur tu žinai, kad aš rašau, arba ten paišau. Dabar tokie, pasirodo, visi kuria kažką, visi daro, visi bando kažką. Ne vienas prisipažino, kai aš, pavyzdžiui, rašiau savo knygą, irgi. Sakau, va čia bandau parašyti knygą, sako, aš irgi, pasirodo, didelė dalis irgi, mano pažįstamų, bando parašyti knygą. Ir įdomu tada, gerai, kaip parašyti knygą, nuo ko pradėti ir svarbiausia, kaip ją užbaigti. Kompiuterį atsiversti reikia. Laptopą atsidarai, taipinti reikia labai daug. Nejuokauju, iš tikrųjų spausdinti reikia daug ir užsispyrimo reikia turėti. Ir dar labai gerai turėti žmonių, kurie skaito tą knygą gabalais. Tada, kai tu jau nebenori jos pabaigti, jie tave priverčia pabaigti, parašyti pabaigą, nes jie nori sužinoti, kad viskas baigėsi. Motyvacija dirbti yra didesnė, ypatingai tada, kai tai yra pirma knyga, kurią rašai tarsi savo, negalvoji apie jokias leidyklas, niekas tavęs neverčia, jokių terminų nėra. Tai va tada labai gerai turėti porą žmonių, kurie skaito tai, ką tu rašai, kad jie galėtų pasakyti, tęsinio reikia, rašyk. Aš čia grinai iš savo asmeninės pozicijos. Aš nežinau, gal kiti savaime, aišku, vyrai turėjo rimtesnių motyvų. Kaip pradėti ir kaip pabaigti? Labai sudėtingas klausimas, tiesą sakant, nes aš kiek kartų susiplanuodavau rašyti knygą, tiek kartų man nepavykdavo. Aš visą laiką spontaniškai besimėgaudamas tą kūrybos minutę, tu sėdi, parašai ir gali būti kokie 5 rankraščiai pradėti, na gerai, ne 5, galbūt 3. Bet ir tada, o pabaigti tai aišku jau reikia disciplinos, apie discipliną Andrius tuoj mums papasakos. Mano turbūt šiek tiek kitokie yra potyriai, kad, sakyčiau, net atvirkštiniai, labiau, drąsiai, sakykime, komercializuoti. Čia neseniai teko būti bendrauti su ypatingai sunkia publika, čia tai yra visi savyje. O aš buvau Šiaurės vasaroje ir kalbėjau salėje buvo visas lietuvių literatūros elitas, kurie į pramoginį literatūrą, į fantastiką žiūri kaip į tokius, Tai va čia mano žodžiai apie komerciją ten turėjo tokį žaibo efektą, jos ten kratė kaip elektra visus. Bet jeigu taip rimtai kalbėti, tai mano atveju yra viskas gerokai paprasčiau, yra deadline'ai, yra terminai, kuriuos tu turi įtilpti tam, kad tavo knyga būtų išspausdinta iki knygų mugės, viskas yra taip paprasta Lietuvoje, nes jeigu tu ne... Tai aš galiu pasakyti, kad kai jūs rašysit knygas ir turėsit kontraktus su leidyklom, tai iš karto galit bukintis maždaug lapkričio 6-7 dieną atidavimą galutinį, kad jie spėtų iki knygų mugės, nes vis tiek, reikia pripažinti, kad turbūt 80% intereso knyga tavo yra tada, jeigu tu sugebi ją išleisti prieš arba aplink knygų mugę. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas, tai yra turbūt technikos, tos pačios disciplinos yra technikos, kurių moko. Lietuvoje tokių mokytojų aš nežinau, galbūt yra, bet man neteko su jais susidurti.
Užsienyje yra labai daug tokių mokytojų, aš lankiau krūvą kursų, onlininių kursų, kaip rašyti fantastiką, kaip rašyti science fiction. Pavyzdžiui, mano dėstytojas buvo, tai galbūt nėra pati geriausia knyga pasaulyje, tai žmogus, kuris rašė Michaelas Stackpolas, kuris rašė Žvaigždžių karų visatoje, Rogue Squadron, jo knyga buvo, bet tai yra multimilijoninis bestselleris Amerikoje ir jisai būtent mus mokė, kaip rašyti fantastinius bestsellerius ir tuo pačiu metu tos pačios disciplinos. Vėlgi, iškart matyti, kad visų potyriai truputėlį skirtingi. Justinas kalba apie polėkį, kažkokį įkvėpimą mistinį, kai atsisėda ir išpiškini Andrius, ta prasme, tai kaip į darbą vaikščioju knygos rašymo maždaug. Tai šitą, mano atveju patarimas yra labai paprastas. Jeigu nori rašyti, reikia rašyti. Knyga iš niekur neatsiras. Turi imti ir rašyti. Ir ne, aš taip nedarau. Bet jeigu rimtai, tai Andriaus patirtis man yra artimesnė, todėl kad yra labai suspausti terminai. Mano leidykla nėra tokia pikta, kad jinai neleistų terminų savo nusistatyti, aš pati jo savo labai griežtai nusistatau. Ir kai rašiau kai kurias knygas, miego turėdavau 4 valandas per parą. Todėl, kad reikia parašyti, reikia laiko atiduoti. Aš dar labai mėgstu, kad rankraštis būtų pateiktas leidykloje, po dėkliuką šiek tiek viršių. Tai iš tikrųjų savidisciplinas, ypač kai turi 2 mažus vaikus, kurie rašant trinasi už nugaros visą laiką, tarp kitko. Tai reikia labai daug. Sugebėjau. Aš pats irgi nuo vaikystės svajojau tapti rašytoju ir man niekaip nesigavo. Vienintelis dalykas, kad aš rašydavau, tai būdavo į fantastinių apsakymų konkursus. Praktiškai visas rašymas to ir subaigdavo ir niekaip nesisekdavo. Ir man pačiam buvo lūžio momentas, prieš kelis metus, skaičiau knygą Kiekvienas gali rašyti. Ten viena vieta, neatsimenu pačios knygos, jau ten kas buvo daugiau dėstama, viena vieta užkabino, sako, nori tapti rašytoju, skirk laiko rašymui. Ir pradėjau tą daryti ir gan produktyviai padirbėjau kelis metus. Tai gerai, man įdomu, kaip jūs nusprendėte tapti rašytojais? Nebuvo taip, davai knygą parašysiu ir ten pasidarau rašytojų. Galima sąžininkai, taip ir buvo. Taip ir buvo. Tiesiog buvo badas ir neviltis su aktyvia veikla, sąžininkai pasakysiu tuo metu, ir reikėjo užimti kažko savo galvą, radau seniai pradėtą rankraštį, nusprendžiau, nuėjau, pasakiau vyrui, viskas, dabar aš rašysiu knygą. Ir jisai maloniai sutiko, kad jeigu tu nori, tu rašyk. Tai va, čia buvo visiškai spontaniškas sprendimas ir aš net negalvojau, kad tą knygą išleis, tiesą sakant. Visiškai. Mano atveju tokio sprendimo, kad tapti rašytoju nebuvo, aš ir netapau sėkmingai. O pats pirmas bandymas kažkoks ir panašiai buvo, gal kokia, aš dabar bijau pasakyti, 2-3 klasėje. Ir tai buvo paprasčiausiai todėl, kad aš pabaigiau skaityti Smoką Belių ir man buvo labai įdomu, kas bus toliau, ir aš pradėjau rašyti, kas buvo toliau. Aš tai netgi gerai atsimenu tą dieną, kada nusprendžiau ne tai, kad būsiu rašytoja, bet kad pradėsiu aktyviai rašyti. Tai buvo labai graži vasaros popietė, aš sėdėjau prie kompo tėvų kambaryje ir sėdėjau, buvo toksai elektroninė konferencija SF-NCF, OSF-LT. Tai va, ir tiesiog ėmiau ir parašiau pirmą mažą gabaliuką iš Gugio nuotykių, ten kaip jis ten iš kryžiuočio atima tą durklą, taip vadinamą, ta prasme. Va, ir nuo to iš esmės viskas prasidėjo, tik tiek, kad tas vėlgi momentas, ir yra tam tikras momentas, kai tu pajunti, kad tu nori kažką papasakoti. Man dar yra antra problema. Aš ne tik noriu papasakoti, aš dar ir noriu kam nors parodyti. Man tas rašymas savo man yra labai sudėtingas. Man tai buvo klausimas ne ar, o kada. Labai paprastas. Nes pirmas dalykas, tai kai tu esi 4 kartos literatas, tavo 3 kartus prieš tai yra rašytojai arba poetai, tai čia irgi turbūt, o tu nuo mokyklos laikų užsiminėjai su vertimais ir visą laiką su knygom dirbi, tai čia buvo tik klausimas kada. Ir leidykla tą klausimą man uždavinėjo sąžiningai 6-7 metus. Ne dėl to mano sugebėjimo rašyti, o dėl paprasto dalyko, kad mane rodo per televizorių, ir šiuo atveju tai yra žiauriai geras dalykas pardavimams skatinti ir niekas to labai smarkiai ir neslepia. Ir tiesiog man reikėjo pagalvoti, galbūt subręsti, aš labai buvo smarkus toksai
pušas, jeigu taip galima nelietuviškai pasakyti, rašyti trilerius, nes tuo metu buvo Denas Braunas ant absoliučios bangos ir visi jo Da Vinčio kodai. O aš vis tiek norėjau rašyti fantastiką, bet jie nenorėjo fantastikos, nes fantastika prastai parduodama yra. Jų nuomonė, čia tokia buvo prieš 4-5 metus. Ir kai aš pasakiau, kad aš noriu rašyti fantastikos subžanrą, tai kur Lietuvoje yra kokie 6-7 žmonės apskritai žinantis tą terminą steampunkas. Utriruoju, aišku, šiek tiek, bet tikrai nedaug žmonių. Tai, nežinau, leidykloje truputį apsiklausė veidai, bet, ką jau padarysi, jau patys ragino, tai teko jums ir priimti šitą žaidimo sąlygas. Aš dabar atsiminiau, kaip mokykloje bandžiau rašyti irgi romaną, pasiskaičiau Plieninės žiurkės, bandžiau kažką panašaus parašyti ir ten specialus agentas iššauks, dar kažką. Ir atsiminiau tokį, kažką neatsiminiau, skaičiau tą rankraštį dar išsaugojo. Ir ten jisai ruošiasi kažkokiai užduočiai ir dėliojasi savo ten visokius maskavimus ir įrankius. Ir ten buvo 2 tokie momentai. Vienas tai toks preparatas kurti randam linkniem, kitas apgamam. Ir pavadinimai jau tokie buvo, kad vienas randinas vadinosi, kitas apgaminas. Žodžiu, tai tiesiog įdomu. Bet gal atsimenat patys iš savo pirmų bandymų rašyti kokias nors tokias nesąmonės, juokingus momentus ir gal pasidalinti. Mano tai juokingiausias momentas buvo, spėju, kad čia buvo kokia 6 klasė. Aš tuo metu leidau laikraštį mokykloje ir parašiau apsakymą, kurio pagrindinis veikėjas buvo Bruce Lee. No copyright issues at all. Ir aš jį ten spausdinau, naudodamasis redaktoriaus teisėmis, bet pats turbūt tas toksai gėdos momentas, kurį aš dabar atsimenu, tai yra, aš jį baigiau rašyti, aš jau labai didžiavausi ir mūsų klasės ekskursija važiavo su autobuso ekskursija ir aš autobusą visiems garsiai skaičiau. Ir reakcija buvo tokia, tokia, kur žinai, jaučiu, kokiai 20 metų galėjot grasyti nuo bet kokio rašymo ir noro būti su literatūra susijusi. 4 klasė irgi pirmi rašymo bandymai, dar ne fantastika tuo metu. Atsimenu, kad rašiau, labai buvau sužavėtas tokios, labai gražios vaikiškos knygos buvo Evalduko vasara ir Evalduko metai. Dabar neatsimenu, kas autorius, paguglinsit, jeigu ką. Ir rašiau irgi istoriją apie tai, kaip vaikai iš kažkur gauna valtį ir plaukia į kažkokią ten salą, Kuršių nerijoje ar ežere, dabar nelabai atsimenu, ir daviau paskaityti draugui. Draugas paskaitė ir sako, kaip tu čia rašai, žiūrėk, tu parašai, surado lentų ir padarė valtį. Sako, o kokios tos lentos? Surado gražių lentų ir padarė valtį. Kadangi man perleidžiat, aš pasakysiu vėlgi. Kažko tokio ryškaus kaip Justinas ar Andrius aš neatsimenu, iš principo tai visa mano kūryba truputėlį nesąmonės, dėl kurių turėtų būti šiek tiek gėda, bet pagrindinis toks gėdos jausmas, dėl kurio ir nesu visiškai kaltas, bet Justinas man kiekvieną progą jo pabaksnoja, tai iš tikrųjų susijęs ne su rašymu, o su vertimu, tai buvo savo laikų kultinis Lukianenko romanas Atspindžių labirintas. Aš atidaviau vertimą praleido per autokorektorių ir Ifritas visam romane pavirto Ipritu. Redaktorius šito nematė ir ta prasme, Redano Atspindžių labirintas sėkmingai po šią dieną galite tai perskaityti, o šitą man labai gėda. 9-10 metų pradėjau rašyti. Sąsiuvinius tokius storiais viršeliais būdavo tokie rožiniai arba geltonės sąsiuviniai su trakų pilimu. Kažkiek kita buvo pipis. Ir tų sąsiuvinių aš daug prirašiau, visos tos istorijos, aišku, dabar, kai skaitau, labai juokingai atrodo, ten su galybė gramatinių klaidų. Aš ir dabar jas darau gramatinės klaidas kartais, bet ne tiek daug jau. Tai va ir pasiėmiau savo sąsiuvinį vieną, kurio tėvai nespėjo pečiui sudeginti, nes jie ten dalį prokurom sunaudojo tų sąsiuvinių. Skaitau, galvoju, Viešpatie, tu Dieve mano, siužetas maždaug toksai. Susitinka mergaitė berniukas su sparnais, tai ne angelas iš tikrųjų. Pirma diena aš jį myliu. Kažkokios antra diena aš jo nekenčiu. Trečia diena aš jį labai labai myliu. Ketvirta diena aš jo nekenčiu. Galėtų jis prasmegti pragarant. O mano duktė paskaitė, sakė visai ne. Meksikos kino pramonė nebandytų, susibinukų parduoti. Jūs čia gerą lygtį darote.
aš irgi turėjau patirtį su, kai Vordas pakeičia, nusinčiau straipsnelį į puslapį Ateiviai.lt, jį publikavo tenai apie ufonautus ir visur, kur buvo ufologas žodis panaudotas, tai urologas. Klasikinis autokorekto bairis. Ta prasme, pirmuose autokorektuose pas rusus žodį multikanalinį skėlė į du žodžius. Multikanalinį. Irgi, okultistai padaro okulistais. Dar vienas dalykas, atsiprašau. Čia jau buvo ne autokorektas, bet kažkoks specifinis vertėjos bagas. Tai buvo knyga, dabar aš nepasakysiu kuri, bet kažkuri iš Pfafo knygus. Ir kada atnešė vertėją rankraštį, ten vienas iš pagrindinių veikėjų ar veikėja buvo bibliotekininkė. Ir visur, kur buvo žodis biblioteka, bibliotekininkė ir panašiai, visur nebuvo L raidės. Gerai, va čia apie redaktorius, aš tik vis tiek, išsileidžiant knygą, tu dirbi su redaktoriumi nemažai. Aš atsimenu pats, kai dirbau, tai ten dėl kiekvieno termino pykausi su juo. Kaip jūs tvarkotės tokį reikalą, nes vis tiek nori kažką pasakyti, redaktorius sako, pala, čia taip negalima, reikia daryti taip. Mano, pavyzdžiui, ten buvo, kad, paprastai apie 47 metų Ateivių katastrofą nekalbama, sako, ten Rosfelas visi sako, bet ne, turi būti Rosfelis. Ir aš ten pasiginčiausi, gerai, ten energetinis gydymas, paprastai sakant, ten nereikia energinis gydymas. Ir ten, kaip jūs tvarkotės, kaip reaguojat, kaip įkalbat redaktorių, kad panaudotų jūsų idėją, o ne savo? Jeigu aš pradėsiu, nes turbūt šviežiausio dabar yra, kaip tik neseniai visos kovos praėjo su redaktoriais, tai dėl kai kurių dalykų nusispjovau. Ta prasme, bet nors man irgi iki šiol neaišku, kodėl visą gyvenimą buvusio La Rošelė dabar pasidarė La Rošelis, kodėl pakeitė giminę, ta prasme, ir panašus tokie reikalavimai. Vienintelis dalykas, už kurį guliau kryžium, tai už Graborių. Nes karstadirbys man neskamba tam tekste ir viskas, ta prasme, ir Graborių aš išsaugojau. Mano redaktorės geros tikriausiai labai, aš nežinau, su kokiam ten kiti susiduria. Jos, jeigu nori tekstą taisyti, jos visą laiką klausia, ar aš sutinku su to, kad jos tekstą taisytų, ir kada aš sutinku labai taip nori ir greitai jos baisiai sutrinka. Tada sako, o jūs tikrai jūs neįsižeisit? Viešpatie, kodėl jums susidarė įspūdis, kad aš įsižeisiu? Redaktorių darbas yra toksai. Nesiginčioju su jomis, tiesą sakant. Jeigu čia yra kokia nors mano redaktorė salė, tai aš iš anksto atsiprašau. Redaktorius aš skirstau į dvi kategorijas. Pirma kategorija yra kūrybiniai redaktoriai, antra kategorija yra redaktoriai formalistai. Tai formalistai tau tiesiog ištaiso kalbą ir ten pasitarė dėl didžiųjų kalbos klaidų. Bet juokingiausia, kad su kūrybiniu redaktoriumi aš susidūriau anaiptol ne tada, kai aš rašiau, taip sakant, savo fantastinės knygas, o tada, kai rašiau vadovėlį. Va ten, kai man prikūrybino į terminus, patikėkime. Man tai pasisekė su redaktorė, aš gavau vieną iš turbūt ir pats prašiau iš tikrųjų tokio žmogaus, kuris būtų labai griežtas. Ir leidykla davė turbūt vieną iš savo geriausių ir griežčiausių redaktorių, ko aš esu labai dėkingas. Mes turėjom karus ir kovas kiekvieną dieną, arba virtualiai, arba pas ją bute. Kai mes ten draskydavomės, nes draskimasis buvo ne dėl terminų, ne dėl ar kažkokių tai ten žodžių, buvo draskimasis apskritai dėl kūrybinio, kaip jūs minėjote, dėl esminių, paradigminių dalykų. Dėl vienų aš guliau kryžium, dėl kitų jinai mane įtikino, dėl trečių, pavyzdžiui, netgi antroji mano knygoje, netgi didžiulės dalis jos pasiūlymų buvo sukeistos vietomis. Iš principo, man atrodė, kad mes turim pradėti taip, jai atrodė iš viso, bet tai yra toksai, tektoninis, arba kaip ten sako, teotoninis, ar ne, lūžis pačiame romano struktūroje, kai tu 100 puslapių perkeli į kitą pusę, tiesiog, nes ir po to jau vėl iš naujo modeliuoji. Bet tai buvo labai gera patirtis, nepaprastai gera patirtis, o po to jau tos visos detalės, ar ten yra lietuvių, kad VLKK neprisikabintų, tai jau yra tokios visiškai smulkmenos, kurios mes ten per kelias savaitės išvalėm, išglaistėm be didesnių ten ginčių ir diskusijų. Facebook'e vakar parašiau žinutės, kalba bus tokia diskusija, kokius klausimus norėtumėte užduoti, tai atsakė labai daug žmonių, tik vienas. Ir klausimas buvo toksai, kodėl daug kas sustoja parašęs vieną ar dvi knygas? Aš
Galiu pasakyti, nes aš manau, kad turiu tokį net galbūt ir pagrįstą argumentais, ne šiaip logiką, nes dėl ko žmonės rašo knygas. Pirmas dalykas turbūt dėl Lietuvoje tai rašo dėl saviraiškos, dėl tam tikro iššūkio, kad tai yra smagu turėti savo knygą išleistą, ypatingai kitais viršeliais, nes, na, tai yra tavo knyga, ar ne, jinai liks. Tai, ką tu, galbūt kiti dalykai, kuriuos tu sukūrė, jie galbūt kažkur išnyksta arba ten dar kažkas. Ir tada, bet po to, kai jie galvoja Riberta rašyti antrą knygą, jie susiduria su krūva visokiausių nemalonių dalykų. Tai yra, galbūt pardavimai nėra tokie geri, galbūt jų apskritai nėra. Galbūt leidykla sako, tu susimokėk dabar už savo šitą išsileidimą. Kritikai, galbūt jis nusprendė, kad yra labai gera mintis įdėti savo knygos ištraukas į forumas Fantastika.lt arba Rašyk.lt. Ir jisai tiesiog jame kažkas numerė, kai pamatė pirmosios atsiliepimus. Tai daugybė tokių įvairių variantų. Aš tikrai žinau, žmonės yra vis tiek, rašytojai yra pakankamai introvertiškos asmenybės. Aš manau, kad nemaža dalis yra labai jautriai reaguoja, kai jų kūdikį volioja po purvą nepažįstami žmonės. Tai vienas dalykas. Antras dalykas galbūt ir finansinis. Tai yra žmonės įsivertina, kiek jie gavo už tai palyginus su valandų skaičiumi, kiek jie investavo. Galvoja, okei, aš jau vieną knygą turiu, jau man vieta amžinybė yra užtikrinta ir užteks. Tai aš galvoju, galbūt du tokie mano galva esminiai argumentai, dėl ko žmonės neberašo toliau. Na, Andrius išvardino beveik visais priežastis, aš dar pridėsiu, kad tiesiog kartais susiklosto taip aplinkybės, kad tu tiesiog nebegali tam skirti tiek laiko, kiek galėjai skirti anksčiau ir tarkim, vaikai, pavyzdžiui, gimsta, kurie labai smarkiai pakeičia dienotvarkės. Gerai, taip neringa, aš žinau, kad tu gali rašyti, kai jie už nugaros bėgioja. Man tai yra labai sunku. Man tiesą sakant sunku kalbėti, kodėl žmonės po 2 knygas išleidžia, nes gerai, 6 kiti viršeliai, čia Justinas pasakė, aš pati nesigyriau, bet ne, tai jūs nuo 4 viršelių pridėjot. Mano irgi 3 viršeliai. Bet vienintelis privalumas, kad 2 viršeliai. Aš irgi turiu hardcoverį, kodėl tu nepasakyti? Dabar jau prisiminė, kad turi hardcoverį. Iš tikrųjų, aš pasakysiu, kodėl ta knyga buvo ne viena, savo asmeninę patirtim pasidalinsiu. Kai pirmas rankraštis buvo išsiųstas į leidyklą, man reikėjo sėstis prieš Arvydą ir su juo labai rimtai kalbėtis apie tai, kas bus toliau ir kaip vyks visa knygos leidyba. Jisai tiesiai šviesiai žiūrėdamas savo riešutos spalvos akimis, kur tokie dolerio ženkliukai buvo, žodžiu, nematome, pasakė, mes su viena knyga nesiterliosim. O aš labai norėjau, kad nors tai viena knyga išeitų, aš tiesiog neturėjau kur dėti, sąžiningai prisipažįstu. Tai va. Kaip supratau, klausimas konkrečiai man adresuotas iš viso buvo. Justinas kaip ir nesustojo, neringa irgi rašo, toliau sėkmingai Andrius gal truputėlį pristabdė su trečia. Bet aš tikiu, kad tikrai kada nors atsiras laiko laisvo, pensijoje, kai išeis ar panašiai, bet sulauksim. O aš vėlgi, iš tikrųjų, buvo didelė pertrauka, kada ir buities visokai, ir panašus dalykai kažkiek tai trukdė, dabar po truputėlį grįžtu prie to rašymo. Pasirodė, aišku, ne fantastinė visiškai knyga ir gal dar panašaus tipo bus, o fantastinė aš turiu vieną man labai patinkančią idėją ir atrodančią vos negenialiai. Negenialiai, juokauju aš, aišku. Bet tiesiog norisi, kad tai būtų, jeigu jinai bus, kad jinai būtų gera. Neskubėdamas labai prie jos, vis užstrigdamas ir iš naujo pajudindamas. O viršelis kietas? Kol kas kietas, o toliau kaip bus. Gerai, dabar iš manęs paskutinis klausimas, paskui duosim publikai šiek tiek paklausinėti. Aš kartais pašneku su leidėjais, kad apie fantastiką jie sako, Lietuvoje tai miręs žanras visiškai. Ir kai mes kalbėjomės Facebook'e apie šią diskusiją su jumis, irgi buvo Beras Kurkausko iškeltas klausimas, kas nužudė fantastiką Lietuvoje. Ir tai šiek tiek į tą pusę gal. Gerai, ar tikrai fantastika mirė žanras Lietuvoje ir jos ateitis kokia?
Jeigu galima, vėlgi pradėsiu, aš iš tikrųjų noriu pasakyti vieną tokį dalyką, kad man atrodo, kad dabar perspektyvos yra labai neblogos ir iš principo mes turim už tai padėkoti tam žmogui, kuris sėdi šalia tavęs, Gabrielio. Andriui turiu omenyje, kadangi iš tikrųjų labai smarkiai buvo išsukta ir išreklamuota ir nepelnytai išreklamuota. Ir tikrai krėstelėjo visą tą liūną ir leidėjai, aišku, tie, kurie ir toliau tvirtina, mes neleidžiam fantastikos, jie leidžia tik jos taip garsiai nepozicionuoja ir panašiai. Kiek tai būtų, bet kuriam kitam autoriui, ko gero, bus šiek tiek sudėtingiau, kadangi Andrius teisingai vėlgi pastebėjo, kad tas dalykas, kad žmogus buvo matomas per televiziją ir panašiai padėjo tiek populiarinti, tiek padėjo pardavimą tos knygos, bet kelią pravalė gerokai. Na, aš kaip fantastas manau, kad bus gerai. Galima, aš dirbu mokykloje ir labai dažnai į biblioteką vaikštu, ten kur kas dažniau negu mokiniai. Ir liūdna iš tikrųjų. Ir imu tas pačias knygas kartais paskaityti, ką jie skaito. Tai yra tokių knygų, kurios yra ne lietuvių autorių rašytos, fantastiniam galima pavadinti. Netrukus būna aukšta didžioji auditorijoje, Henrik Morijus apie kompiuterinius žaidimus. Taip pat pirmame aukšte fojė vis dar vyksta pardavėjai Warhammer mūšiai ir informacija Eglei Šeduikytei, kuri paliko savo banko kortelę valgykloje, kurią galite atsiimti prie įėjimo informacijoje. Taip, iš tiesų sveikinu Eglę. Bet kalbant apie fantastiką, tai Gintas pasakė labai svarbų dalyką. Leidyklos leidžia fantastiką, ypač leidžia tą fantastiką young adults, lietuviškai nėra, paaugliams iš esmės. Visos Divergentės, taigi fantastika, ten vampyrų, visokios akademijos, fantastika, ten pirmosios, antrosios, trečiosios aukos ir aukų autobusas, tai taip pat yra fantastika. Okei, jis jau buvo autobusas. Tai va, tai tiesiog jos to nepozicionuoja kaip fantastika. Ir man atrodo, netgi Andriaus bestsellerio jie nepozicionavo kaip fantastikos. Pirmoji tai buvo Stebuklingas Vilnius, kitaip tariant, kolega pasakas rašote, žodžiu, panašiai. Tai va, o kai bus, viskas priklauso nuo to, ar atsiras toliau rašančių žmonių, kurie netingės, arba kurie jaus poreikį rašyti neprognozuojama, bet kad dirva pravalyta, taip, pravalyta, dabar tuo reikia naudotis, tik tiek, kad Andrius sustojo ir vėl taip užsitraukia pamažu tą, nežinau. Aš gal rezimuojant pasakysiu, kad aš truputėlį šiek tiek esu nusivylęs mūsų bendruomenė, tai yra, kad aš tikrai be jokio ten apsimesinių kuklumo pasakysiu, kad dirva tikrai buvo šiek tiek pravalyta ir labai gaila, kad į ją niekas neįžengė per pastaruosius keliarius metus. Tai yra, kai apie fantastiką buvo tikrai nemažai kalbama ir analizuojama ir žmonės, kurie neskaito fantastikos, pradėjo ją domėtis. Tai kartais atrodo, kad mūsų rašytojai arba tokie norintys būti rašytojai, aš kalbu mūsų, tai yra fantastų, jie gyvena tokiam savo skladuke ir vieni rašo, kiti skaito, ką tie rašo, tada tie kiti parašo, tada kiti perskaito ir viskas užsidaro. Tai žinokit, erdvė, o išeiti į erdvę, gal aš nežinau, trūksta dar ar motyvacijos, ar drąsos. Ar mes esam truputėlį, aš nežinau, stigmatizavę patys save, kad fantastika čia yra toks žanras ir taip toliau. Bet ateitis, tai ką ir sako Justinas, reikia rašyti, dabar turim technologijas, kurios leidžia išsileisti patiems, technologijos, kurios leidžia susikurti savo fanų bazę socialinėme tinkle, tu esi nebepriklausomas tiek smarkiai nuo leidyklos ir jos irgi nervuojasi tam tikrą prasme. Tai galimybės tame yra, bet reikia suvokti, kad tu turi tam ruoštis ilgą laiką. Tai yra, tu negali sugalvoti, aš parašysiu knygą per 4 mėnesius ir opa, manęs niekas neskaito. Ajajaj. Jeigu tu ateini visiškai į neparuoštą dirbą, tu nesitikė, kad apie tave sužinos per 4 ar 5 mėnesius. Tai yra ilgas ir sudėtingas darbas. Ačiū. Dabar keli klausimai. Dar turime kokias 7 minutės, tai gal kas nors norit paklausti. Kai pradedat rašyti, ar jau žinot, ko baigsit tą knygą, ar čia procesas? Aš žinau apmatus pagrindinius, aš esu per vidurį tarp tų dviejų rašytojų tipų.
Bet labai daug kas gali pasikeisti. Ir nauji veikėjai gali atsirasti, ir tie, kurie turėjo gyventi amžinai, numirt gali, ir tie, kurie planavo numirt, gali likti gyvi ir taip toliau. Tai... Paprastai nežinau, tik tai nujaučiu ir dažniausiai ta nuojauta mane labai smarkiai apgauna. Supratimą tikrai sąžininkai. Pradžiai nuo pirmo sakinio, o toliau jau vystysis, kaip vystysis. Pagrindinės gairės visada žinau ir pradėdamas puikiai žinau, ko baigsis, bet ne visada tai baigėsi. Ta prasme, pavyzdžiui, Laumės mėnuo nusuko visai kitą pusę savo metu ir atsitinka ir taip. Kiek klausimų nematau? Kuris iš jūsų planuoja tapti metru? Tai kada knygų metas? Aš dar skaičiuoju mintyse, tokie 40 cm yra jau. Ir va, 40 cm, dar 60 cm man iki metro trūks. Man pačiam 25. Man kokiu 90. Man lengviau. Tai šitą jūs jas ant šono gultot ar taip statėte? Taip, konkursas yra skatinimas ir tas dalykas, kad jau kelis metus paeiliui ėjo tas GLF-as, iš tikrųjų skatino, kadangi žmogus, bet kuris, kai rašantis, jis vis dėlto svajoja pamatyti tą atspausdintą, pamatyti tą įvertintą kažkaip tai. O čia Gedai citavai iš tikrųjų ne mane, o Sapkovskį, čia jisai pasakė. Jeigu jūs norit, kad jūsų apsakymą kas nors perskaitytų, siųskite į konkursą. Nes bent jau komisijos nariai bus priversti tai padaryti. Ir aš labai puikiai jį suprantu, ta prasme, kalbant apie šitą frazę, pažiūrėjęs iš kitos pusės ir po šito lituaninio kodo daugiau niekada nesutiksiu būti komisijos nariu. Kada aš rašiau konkursą? Ai, tas apie drakoną, oi klausykit, ten buvo labai linksma, reikėjo parašyti greitai. Ir aš per 45 minutės parašiau ir po to internete perskaičiau komentarą, kuris man buvo pats geriausias, aš gaila, kad neišsisaugojau. Šitas apsakymas atrodo kaip parašytas per 45 minutės. Tai buvo tobula. Ir viešpatė nors vienas pataikė kaip pirštų į akį. Tai buvo tobulas kritikas, kuris tikrai žino, ką tuo metu rašytojas galvoja, kai jis rašė. Man tai konkursai ir internetas maždaug atrodo lygiaverčiai, nes konkursų dabar nebėra ir aišku labai gerai, kad jie būtų, bet aš neįsivaizduoju, kas juos dar organizuos. Ir Ridano nebėra, Alma Litera fantastikos neleidžia išskyrus Andrių Tapiną. Tai yra labai sudėtinga. Ne, čia jie taip sako. Nu, aš tik pridėjau, aišku, Andrių kaip išimti, nes jie sakė, kad jie fantastikos neleidžia. Čia tikrai yra Alma Litera žodžiai. Tai konkursai yra gerai ir jeigu tik konkursai yra, rekomenduoju juose bandyti, net jeigu ir Gintautas iš jų kaip teisėjas pasitrauks. Aš nesudalyvauju jokiam literatūriniam konkurse. Ne, ten nebuvo dalyvavimas, ten atėjo Gintaras Beresnevičius ir pasakė, klausyk, mums trūks vieną kažkokią tokias nesąmonės atskriesti. Jūs ant čia parašėt, tai mes paimsim. Sakiau, gerai. Tai ten toks ir dalyvavimas buvo. Bet šiaip aš sutinku, konkursai yra žiauriai gerai, labai gerai, kad leidyklos yra truputėlį savo sultyse verda ir tų konkursų yra gerokai mažai, nes, tarkim, tie patys Lituanikono konkursai, jie neišeina į turbūt į platesnį langą ir net nepasiekia leidėjų. Tai labai gerai. Kadangi jau sakė baigti, tai trumpai vienas klausimas dar. Kokią fantastinę knygą dar norėtumėt parašyti? Gerai. Ne, apie ką aš nepasakosiu, aš ją rašau šiuo metu, ta prasme, ir aš ją noriu parašyti. Bijai konkurencijos, kad aplenksim? Ne, aš dar pats nežinau iš tikrųjų apie ką jinai.
tiesiog gera. Aš Space Opera labai norėčiau, bet kol kas. Mano tai planai labai paprasti, aš turiu užbaigti savo šitą sagą, o Magnum Opus tai būtų turbūt fantasy didžioji kažkokia tai didelė knyga. Tokia jau, kad jau tas metras iš karto pasidarytų per vieną. Tai vien taip, kaip rašo Rofkusas arba kiti mūsų grandai. Tai tiek. Tai dėkui tada jums.